Šitas nesąmonės parašiau likus 3 mėnesiams iki tarnybos pradžios. Neinu ten pabūti kariu ir galimybę pašaudyti ne priežastis tapti savanoriu. Studento metai nebloga gyvenimo mokykla, tačiau ten negalėčiau kovoti prieš savo didžiausią priešą save patį. Niekas kitas kaip kariuomenė tavęs neišmokys su juo kovoti. Tai vienintelė vieta, kur berniukams bent jau pradaužiamos smegenys, kad jie pamatytų kitokį vyriškumą. Labai gaila, kad nėra visuotinio šaukimo vaikinams, ar valios, ar pinigų stoka, bet gaila, kad ne visiems jaunuoliams yra suteikiama galimybė patirti tikrus išbandymus. Visgi dėl daug priežasčių labai džiaugiuosi, kad nesugalvojami kariuomenę šaukti merginų. Po 3 mėnesių tarnybos jau rašiau taip. Neleido susitvarkyti dantų, o po bazinio likus 6 mėnesiams iki tarnybos galo išjungiau mąstymą, nes nepakėliau įtampos ir nevilties. Reikėjo išmokti egzistuoti, kad išgyvenčiau. Nėra daug prisiminimų iš to laiko, nes ir rašyti nustojau ir šiaip nebebuvo ką prisiminti. Telefonas, sėdėjimas, valgymas, kai nėra apetito ir pastovus nerimas dėl netikėtų ir beprasmių užduočių. 9 mėnesiai išbrukti iš gyvenimo, labai skambiai pasakius. Bet gal mano patirtis išgelbės kitų ateities jaunuolių mėnesius. Jei taip, mano investicija visai nebloga. Aš verktinis, ar ne? Net pati kariuomenė pateikė tokią tarnybos formą. Bet aš norėjau būti savanorių šauktinis. Pats pareiškiau norą tarnauti, tai kaip čia gavosi. Matote, viskas yra labai gražu ir paprasta iki momento, kai esi patupdomas į dalinį. Iki momento, kai tau nebeleidžiama net pagalvoti, kad esi laisvas žmogus. Ir niekas nebeatsakinėja į tavo klausimus, kai dingsta gražus bendravimas ir kartojimas, kad viskas bus gerai. Rožinė uždanga nukrenta, ko tu taip ir laukiai, bet pamatai, kad tavęs jau niekam nebereikia, tampi niekinis organizmas, šuo už tave vertingesnis. Tačiau dabar jau nelaikas klausimams, nes privalai paklusti nepagristam vadovavimui, o be to visi įstatymai staiga atsisuko prieš tave. Prievolės centre padėjęs parašą, parduodi savo kūną. Tačiau dar porą mėnesių, kol tavo organizmas turi pakankamai išteklių prigaminti pakankamą adrenalino, kad suvaldytum stresą, būsi laimingas ir manysi, kad čia viskas gerai. Bet jei po to tavo sveiko proto nesunaikins kasdieniai skėdalai, pradėsi suvokti siaubingą realybę. Ir trumpas pastebėjimas, dažnai sumaišoma, kad savanorių šauktinis ir tiesiog šauktinis kažkuo skiriasi. Tai ne, nes kai pervažiuoji į karinės teritorijos vartus, jau niekam nebeįdomu, ar parašą pats padėjai, ar jį už tave padėjo kariuomenė. Vertinimas būsi lygiai taip pat. Prieš pradedant tarnybą man pasakė, ruoškis šveisti tūlikus. Ta naujieną priėmiau labai džiaugsmingai, įsivaizdavau, kaip užsidegusiai dantų šepetėlių šveisius senus, apsilaupusiamis plytelėmis ir baisiausiai apšiktus tūlikus. Prisimenu ir kai jau antrą kartą savaitgalį paleistas, įsivaizdavau, kaip elgčiausi jau po kariuomenės, staiga išgirščiau karo garsus sprogimus, galvau, kad būsiu paruoštas padėti aplinkiniams šeimai namuose ir tai atrodys labai vyriškai. Nuo tada tikrai daug sužinau, bet ne apie civilinę saugą ar valstybės gynybą. Pavyzdžiui, tualetų šveitimas pasirodo skirtas ne tam, kad juos nušveistum ir jie būtų tvarkingi, bet tavo laiko naikinimui. Jei ne vienas šauktinis, su kuriuo tarnavom ir keletą straipsnių, tai visos tarnybos ištvėręs nebūčiau. Ir šito filmuko ko gero nebūtų, nes galvočiau, kad kažkas negerai yra man, o ne sistemoje, kurioje praleidau 9 mėnesius. Štai kaip vyksta tarnyba. To perteikti praktiškai neįmanoma, bet tie 9 mėnesiai išties praleidžiami kaip kalėjime, tik naudojamos net kalėjimui netinkančios priemonės. Štai kodėl atitarnavę vyrai ir sako, kad to papasakoti neįmanoma, tai reikia patirti. Niekam to nelinkiu. 9 mėnesiai susideda iš 2 dalių. Pirmoji tai bazinis kursas arba baziakas. Tai 3 mėnesių intensyvus rengimas, po kurio lieka 6 mėnesius truksantis specializuotas rengimas. Baziakas, sakoma, sudėtingiausia tarnybos dalis. Tačiau apart to, kad jai pasibaigus tiesiog daugiau laiko nieko neveiki, kažkokio ypatingo skirtumo tarp tų dalių nėra. Mąstančiam žmogui tai bus monotoniškiausi mėnesiai jo gyvenime. Mes gyvenam aukšte, kuriame kartu su 30 šauktinių darbo valandomis dirbo ir profesinės karo tarnybos kariai, trumpai PKT. Dažniausiai jų darbas buvo slampinėti iš kabineto į kabinetą ir klausinėti kaip kam kas, arba kabinėtis prie mūsų. Beje, kai kurie ten sėdi tiesiog dėl pinigų, nes ten valstybė gerai moka. Ir, tipo garbė. Pasibaigus darbo dieną įlikdavome su budėtoju. Jis ir kiekvieno jų nuotaikos kasdien keisdavosi, todėl jei norėdavai vakarais laisvo laiko, turėdavai išmokti, kaip kam lysti iš šikną, nes netyčia užsirovęs gali būti gražiausiai, kaip galima pasakyti, dulkinamas iki miego. Dulkinimas arba p***imas tai beprasmės užduotis. Visą vakarą tvarkykit tvarkingas patalpas, išsirikiavę su taburetėmis koridoriuje, mokykitės ką nors iš savo sąsiuvinių, nors ten nėra ko mokytis. Žinoma, tuo nesiskusk, nes medžiagos kariuomenė tau su kaupu priruošus visai tarnybai, parūpins iš karto. Atsikėlus 6 ryto, turi visas 10 minučių nueiti į tualetą ir apsirengti sportinę uniformą, o 60 visi išsirikiavę lauke ir mankšta.
Po mankštos valanda lovos pasiklojimui, pasiruošimui pusryčiams ir po jų įvyksiančiam rytiniam barzdos patikrinimui. Tada iki 5 valandų vakaro su pietų pertrauka 12 valandą vyksta vadinamos pratybos, per kurias, kaip žadama, turėtum būti paruoštas veikti įvairiausiamis sąlygomis. Tačiau iš tikrųjų, ką mes darėm praktiškai visą tarnybos laikotarpį, tai atlikti keletą labai primityvių, net ne manevrų, labiau jau pajudėjimų. Jokių nusileidimų iš 4 aukšto su savo darbiais apraišais ar savitvardos kritinėse situacijose ugdymo, ko aš tikėjausi. Tai, ką mes veikiam iš tikrųjų, verta tik pajuokos. Su tuo, ką mes išmokom, esam sertifikuota patrankų mėsa. Beje, porininkas, su kuriuo buvau suporuotas bazinėme kurse, atėjo į kariuomenę dėl to, kad išvengtų kalėjimo. Girtas pavogė mašiną, apdaužė, buvo vartojęs dalykų, apie kuriuos iki tol net nebuvau girdėjęs. Penktadieniais prieš savaitgalį privalomas muiliakas arba muilo šventė. Receptas – sutarkuokite 4 ūkiško muilo gabalo į kibirą ir užpilkite karštų vandeniu, o tada greit plakant tą masę prigaminkite putyčių. Viską išpilkite ant grindų ir išvoliokite po visas patalpas. Dabar smagioji dalis. Kažkaip surinkite visą tą buzį ir pasistengkite grindis palikti tiek pat tvarkingas, kiek radote. Su likusią smarvę kovokite plačiai atidarydami langus. Melskitės, kad budėtojas nerastų kur nors dulkelės, nes viską gali tekti kartoti. Gal tik be muilo. Kartą tokią šventę per savaitę pakartojom 4 kartus. Būtų galima pripasakoti daug ir universitetinio bendrabučių tipo istorijų, kaip pavyzdžiui vieną kartą draugo šlepetės įmetė į šiukšliadėžę, o tas jų laiku nepasigedo ir vakarinį tvarkytojai tas šlepetės netyčia su šiukšlėm išnešė į konteinerį. Arba kaip lendama į svetimas spinteles ir ten ko nors pripilama. Gadinami, išpaišomi arba net vagiami ten esantys daiktai. Bet per daug užtrukčiau. Ir kol nepradėjau mėtytis epitetais, turiu pasakyti, kad kartais išties pasitaiko nuostabių žmonių, tik dabar jau nežinau, ką kai kurie iš jų ten veikia. Dažnai pasakojama, kaip gerai pasijusi, kai nugalėsi save sunkumuose. Tačiau, kai pamatai, su kuo kartu per tuos sunkumus ėjai, bloga darosi. Atsimenu, girdėjau, kad kariuomenėje bus ugdoma lyderystė. Jo. Nepamirškime, kad kariuomenėje yra toks daiktas kaip laipsnis. Ir vertę turi jis, o neteisingai pašonėje kalbantis ar besilgintis skyriaus draugas. Ir kalbant apie draugus, pamirškim civilizuotąją tikro draugo sąvoką, nes draugas kariuomenėje yra tas, su kuriuo galima prisigerti ir valandų valandas bazanti apie nieką. Vadai dažnai yra bukesni, o kartais dar ir jaunesni už žmonės, kuriems vadovauja. Tačiau laipsnis yra dievas. O laipsnį galima užsitarnauti labai nešvariais būdais. Dažnai žemesnių laipsnių ujimo būdu. Pabandyk įsijausti situaciją. Bjauriausias tau žinomas žmogus turi teisę tave valdyti, o tu negali su juo tartis. Niekam negali skųstis. Tu privalai nuolankiausiai jam paklusti, o jei parodysi menkiausią prieštaravimo gaidelę, kentėsi tu ir visas būrys, kuriame tarnauji. Todėl, kad ir kiek turėtų nusiskundimų, į klausimą, ar turi nusiskundimų, turi atsakyti ne tamsta. Jis tave taip išvargino, kad jau bijai sutikti jo veidą. O dar tuzinas tokių šmeruoja pro tavo kambario duris ir vis atsisuka, ieškodamas prie ko prikibti. Tu sėdi taip įsitempęs, kad jau skauda nugarą. O staiga išgirsti bjauriausiai ištartą komandą. Baterija, reikiuok. Viskam, kas dabar vyksta, priežasties nėra, bet atsistojate pimpačkiukai, eilė prieš eilę, ramiai, nekrust. Vienas išeina į priekį ir turi skaityti nieko nepasakantį drausmės statutą. Patys paskaitykit, suprasit. Pasakoma, kad tai truks porą valandų. Tau skauda nugarą, pėdas ir laikai sukandęs dantis, kurie genda jau beveik 9 mėnesius. Nes kariuomenės dantistai nemato problemų. Taip pat erzina mintis, kad visiškai neproduktyviai praleidai 9 mėnesius, naikindamas save ir Lietuvos resursus. Nemanau, kad mąstantis žmogus norėtų patekti į tokią situaciją. Ir mąstantis turiu galvoje, kad kariuomenėje įjungęs logiką mirsi. Ten net paplitęs posakis, kad kariuomenėje logikos nėra. Turi išjungti mąstymą, kad neišprotėtum nuo tų nesąmonių. Ta padariau po 3 mėnesių tarnybos. Kad ir ką kariuomenės kiestų apie garbę ir pareigą, jos tikslas yra bukinti vyrus, kad jie būtų lengvai valdomi. Bet šiaip kariuomenė tarnavo labai rimti vyrai. Bet iki to momento, kai reikia pakelti šiukšlę, padėti į vietą savo daiktą ar sustabdyti beprasmį konfliktą. Ir visgi, jei galvoja, kad pats ten sugebėtum būti vyru, tai tokiu vadinamas tikrai nebūsi. Būsi pimpačkiukas, ančiukas, pabirutis, kartais tiesiog berniukas, bet tikrai ne vyras. Vyrų pavadintas būsi tais kartais, kai bandysi išspausti paskutinį atsispaudimą arba propagandinėse ceremonijose.
Ką šiais laikais iš vis reiškia būti vyru? Na bent jau ką vyrų laiko kariuomenė, aišku. Jos vyriškumo apibrėžimas apsiriboja seksualinės patirties demonstravimu, ta prasme privalai turėti bobą, gerai, kad jas ir dažnai keistum. Nutrintų kulnų ignoravimą, nes tai reiškia, kad nekreipi dėmesį į pavojingus dalykus, sugebėjimų kapotis, turiu omeny. Tu pati padla velnių, kalėtų velnių, utėlė apsižėlus. Ei, tik tais, smegenų prisižiūrėk, suskip k***va. Ir svarbiausia rūkymo religija. Gretimos Norfos cigaretės mūsų dalinys ko gero surūkydavo per dieną. Prisigerti turi būti didžiausia siekiamybė. Jei tai apibūdina tave arba norėtum prisitaikyti prie tokio gyvenimo, sveikinu, kariuomenė tave labai greit pripažins. Tačiau jei toks gyvenimas ne tau, tai jei netoleruoji žeminimų ir patyčių, jų kariuomenė rasi ant kiekvieno kampo. Kuo jos ypatingos, tai jas saugo įstatymai. Ir ne statutas šitoj vietoj bejėgis. Net pati kariuomenė leidžia savo naudoti tokius terminus kaip verktinis. Vadinasi, nenorintis 9 mėnesius veltėdžiauti yra verktiniai. Prieš viruso krizę turėjom važiuoti savaitgalį namo. Bet tą penktadienį prasidėjo karantinas ir grįžus į kareivinę susipažinom su savaitgalio grafiku. Jei namo nevažiuojam, mus kažkaip reikia užimti, yra tokia taisyklė. 220 minučių ekipuotės tvarkymas, po pietų 320 minučių ginklų valymas. Gerai, kad budėtojas pasitaikė geras, tai viską darėm kiek kitaip. Bataliono vado nuomonė, kuo mums čia bus sunkiau, tuo mums bus lengviau gyvenime. Gerai mąsto. Ir visgi grįžkim prie didžiojo reikalo. Tai kaipgi Lietuvos sūnus gali išdrįsti neginti savo tėvynės? Kaip galima išduoti motiną dėl patogesnio gyvenimo? Ta prasme, žmonės biškiai atsipeikėkit. Gyvenam moderniais laikais. Nebeveikia. Pasišventę, bet nepatyrę šauktiniai gerai apmokytus smogikų bus išgulyti priešų nepatyrus nuostolių. Žinoma, šauktinių prigaminta nemažai, bet tai toks tikslas – patiems pasmerkti tautos didžiausią potencialą, jaunus žmonės. Dėl įvaizdžio, o taip, šauktiniai matosi, tikslas turi būti ne fanatiška, o profesionali kariuomenė. Jei yra manančių, kad situacija galbūt keisis atsinaujinus kartai, tai trumpai pristatysiu, ką ruošiasi daryti jau kitų metų šauktinių prižiūrėtojai. Mūsgi dulkino, reikia sugrąžinti skolą lietuvėlį. Man jie stovėdami pietus valgys. Maniškiai tai tvarkysis valandas, nors ir viskas jau bus tipo sutvarkyta. Mes padarysim muilo šventę, tada su pilna ekipuotė į stadioną pašliaužit. Grįžę purvinį vėl viską sudergs. Tai dar vienas mugliakas. Aš tai liepsiu pasitikrinti, ar visi čiužinius turi. Išsivers čiužinius iš lovų, išsirikiuos visi su čiužiniais koridoriuje, o tada vėl klosis lovas. Rasčiau vieną nelygumą, viską kartotumėm. Neduok dievė, gal čiužinys bus dingęs. Nepamirškim atsispaudimų profilaktiškai, tipo kad vizu išlaikytų. Turėkime omeny, kad patekau į palyginus nepiktybinį dalinį, nes gretimame pastate dėl eilės prie skalbimo mašinos buvo sulaužyta nosis. Visas koridorius buvo prikrūvintas. Pas mus buvo tik vienas pabaisa, kuris paskutinės 2 savaitės visus peiliu badė. Nepasakiau labai daug, nes nenorėjau užkišti filmuko, bet tai galėjo sudaryti vaizdą, kad kai kur gal prieštarauju pats savo, gal sudariau stereotipinę verktinę įvaizdį. Visus keistus neiškumus galite surašyti komentaruose ir pasistengsiu greit juos atsakyti. Pasipiktinimo komentarai irgi laukiami, bet jei bus pradėtas spaminti, ką kartais mėgsta daryti šaunūs kariai, pradėsiu juos trinti. Jei turit kokios meniškesnių klausimų arba pats esi šauktinis ir supratai, kur patekai, čia mano elektroninis paštas. Manau, galėsiu patarti geriau nei neinformuotas civilis ar fanatiškas kariuomenės psichologas, o su jais aš bendravau. Bent jau pasidalinsiu savo patirtim, nes irgi turėjau daug sunkumų. Apačioje palikau keletą šaltinių artimesniam susipažinimui su Lietuvoje vykstančiais dalykais ir 2 propagandinius kariuomenės filmukus, kuriuos reikia peržiūrėti blaiviomis akimis. Tikiuosi mintis pateikiau pakankamai suprantamai ir linkiu Lietuvai atgauti sveiką protą.